Sveiki, čia Lietuva gali. Pasakojame įkvepiančias verslo sėkmės istorijas ir suteikiame informacijos, ką reikia daryti, norint kurti savo verslą. Didžiausia pasaulyje mobiliųjų aplikacijų platinimo platforma – verslininko iš Lietuvos kūrinys Ilja Lausas ir jo verslo istorija. Aš esu išbandžięs gal apie 20 verslo idėjų. Gal apie 10 galima laikyti tokių pusiau pasisekusių, bet iš tikrųjų tokio gigantiško audimo susilaukime tik tai iš tos 20-osios idėjos, kas yra Kerčart. Taigi buvo, sakysim, toksai savotiškas lūžis, kur tik tai suvokiau tada, kad taip tikrai galima pastatyti kažką panašaus į Yahoo, į Google, į Facebook ar panašias kompanijas. Ir sukūrėme tiesiog platformą, kurią galėjo programos kūrėjai įdėti savo aplikacijas, tame tarpe ir mes talpindavome savo aplikacijas, o eiliniai vartotojai tiesiog galėjo teikti nemokamai atsisiųsti neužbaigtas aplikacijas, bet jos gaunamos buvo nemokamai. Mainais mes tik tai prašėme pasakyti, ar veikia ar neveikia ta aplikacija su šito telefonu. Labai paprasta sistema. Taigi pastebėjome momentaliai du dalykus. Pirmas dalykas, kad mes labai pataikėme į programų kūrėjų poreikius. Ir toliau, kas atsitiko, kad aplikacijų kūrėjas atnešė šimtai tūkstančiai, dešimtis tūkstančių aplikacijų į mūsų platformą, o tai jau negalėjo nepritraukti vartotojų. Ir tuo metu, sakysim, mūsų konkurentai tai buvo per mobiliosios operatorius platinamos mokamos aplikacijos, kur už kiekvieną tu mokai ten iki 10 litų. Tuo tarpu, kai pas mus galėjai gauti 10 tūkstančių nemokamų aplikacijų. Be abejo, vartotojai negalėjo to nepastebėti, tai dėl to labai stipriai išaugo vartotojų bazė. Mano galva, vertė idėjos kaip tokios yra visuomenėje stipriai pervertinama. Idėja savaime turi labai mažai reikšmės. Kas turi reikšmės, yra kaip tu sugebi ją realizuoti. Didelės idėjos, didelės iš tikrųjų pelningos idėjos, jos yra kaip drambliai. Jos negali būti nepastebėtos. Taigi, ties didelė idėja vienu metu visada kovos labai nemažai žmonių. Reikia tikrai atiduoti didelį dalį savo gyvenimo, įdėti labai nemažai darbo ir padaryti kažką tai geriau negu kiti. Tai reikalauja daug profesionalumo, kvalifikacijos, pastangų, nervų, resursų ir panašiai. Bet kitaip nemanau, kad įmanoma pasiekti didžiulės sėkmės. Kaip užmegzti ryšius su pirkėjais ir tiekėjais – eksperto komentaras. Prieš pradedant reikėtų labai gerai pasižiūrėti su kaštais, iš ko mes gaminame tą patį produktą, nes kalbėti, kad jeigu pradėti ieškoti pirkėjų prieš pat procesą būtų nesąmonė, nes šitoje vietoje ieškoti pirkėjų, kol tu nežinai savo kaštų ir kokioj kainų kategorijoje tu atsidursi, tai čia šitoje vietoje tikrai netinkamas. Pasiskaičiavus tos rinkos konkurentus, įvertinus jų pajėgumus, įvertinus jų kaštus, reikia ieškoti kažkokių kitų atraktyvių sprendimų, kad būti geresniems už juos. Pati prekė turi būti pigesnė, jinai turi būti įdomesnė, našesnė, gražesnė, čia jau priklausomai nuo pačios prekės. Aišku, aš manau, kad tai būtų geriausias būdas turėti pasyvią klientų paiešką, kai tavo prekė yra tokia paklausi ir tokia reikalinga, yra toks deficitas ir trūkumas rinkoje, kad tau tiesiog nereikia ieškoti tų pirkėjų. Bet aišku, šiandien dienos ekonomikoje, rinkoje, aš manau, tas segmentas labai stipriai susitraukia ir jo beveik tokio nėra. Turim turėti labai puikų internetinį puslapį, nes jeigu mes naujoviška įmonė, jeigu mes parduodame naujoviško pobūdžio produkciją, tai mes ir turim būti inovatyvūs. Puslapis šiandien dienai tai yra mūsų veidrodis, mūsų veidas. Viskas yra vis dėlto žmonės. Esminis, kaip bebūtų puiku su internetu ir su visom mūsų komunikaciniam naujom priemonėm, vis tiek žmogus yra esmė. Ir čia, aišku, yra mūsų didžiausias turtas. Aktyvus pardavėjas, tai yra, sakyčiau, kertinis žmogus, ant kurio laikosi, sakykime, visa įmonė toliau. Jis turi būti psichologas, jaust, nes dažnas atsakymas, mes viską turim, mums nieko nereikia, ačiū, viso gero. Tai tu turi jausti tą psichologinę ribą, kad taip tau greit neišpiškintų ir tavęs nepaleistų. Kažko reikia užkabinti, vėlgi, ko galima užkabinti. Prieš pat skambinimą aš siūlyčiau vis tiek atsiųsti linką, kažkokį tai atraktyvų newsletterį. Jau žinomi, ką kreipiamės, ta prasme, kad vis dėlto kažkas užsikabintų, užstrigtų. Tada jau žmogus kažkur jau kažką jau pasąmonė prisimena tą pavadinimą. Po kokios savaitės, sakykime, reikėtų dar kažkokį tai newsletterį persiųsti, susigrupuoti juos. Ir galbūt trečią kartą tik tai paskambinti ir trumpai pristatyti, galbūt jums reikia mūsų paslaugos. Mes esame su naujausiais įrengimais, su pigiausia savikaina. Mes galim pasiūlyti įvairiaus pobūdžio pakuotės, žalias, čia jau reikia vėlgi taikyti, žiūrėti, kas, kaip sako, viskas vis tiek yra žmoguje. Pagaminti be abejo yra sunku ir sudėtinga, bet kad ta pagaminta būtų kažkam produkcija paklausė, reikia ir parduoti. Po savaitės pasakosime dar vieną lietuviško verslo kūrimosi istoriją. Iki.